Man visgi, sakyčiau, savotiškai trūko realiai, vat kai pasipildytų žinutės, nutrūko valstybės vadovo komunikacijos. Nutrūko. Prisimenat, kai aš dabar galvoju, kada tas buvo prieš kokį, nežinau, daug metų, 5 plus, gal, nežinau. Manęs kažko ten klausė, nežinau apie ką kalbėjom, bet kalbėjau, kad tipo, gal koks tikslas būtų ar panašiai, ten gal vienas pirmų streamo tikslo dar kažką. Kad tipo, vieną dieną ar turėti ar tokią auditoriją, ar tiesiog tokį kontentą, kur kad jeigu atsitinka kažkokia, vat, didelė problema kažkokia, didelė kažkokia trauma, tragedija, ar ten kažkas, įjungti streamą, žinai, arba kaip mes ten kalbėjom, įjungti, radiją ir tiesiog transliuoti žmonėm. Nes mintis, vat, būtų ta tipo, kad jeigu tu turi pasitikėjimą žmonių ir tavęs klausosi, žinai, tu turi tą balsą, tipo, kad jeigu kažkas atsitinka, kad tu įjungi ir kalbi. Ir nuramini, ir realybę filtruoji, patiki ten faktus, patikrini. Ir aš tą realiai padariau keletą kartų. Buvo, kiek prisimenu, buvo dėl COVID, gal ir vienintelį kartą toks ir buvo, kur dėl COVID buvo, tik ten ne tik buvo, kad viena diena buvo. Ten įjungiau special streamą, man ten mama rašo, ten panikoje niekas nieko nežino ir dezinformacijos daug ten, kaip prisimenu, niekas nežino ten ar bakterijos ant paviršių ten dauginas, ar čia ką reikia daryti. Žodžiu, panika buvo. Įjungiau streamą anksti, ėjau papunkčiui ten, su žmonėm kalbėjom ten tipo chateriais, prisimenu, daug žmonių ten tuo metu buvo. Ėjom ten papunkčiui pagal tos, ką mes žinom, kas yra ten įrodyta, ar kaukės padeda, ar ten molekulės yra per mažos ir kaukės visiškai nepadeda vis tiek, nes ten buvo, nieks nieko nežinojo, tipo. Ir aš taip įsivaizduočiau, kai tu turi auditoriją ir, atsakomybė yra tavo, kad tu tada įjung ir papasakok, išsiaiškinkit, nuramink. Ir aš tada galvoju, aš tai niekas, blet, esu. Nausėda turi didžiosios Lietuvos žmonių pasitikėjimą. Vis dar kažkodėl, dabar gal jau didžiosios nebeturi, bet ir jisai dingsta. Ką jis dar gali veikti? Ir kaip aš įsivaizduočiau? Iš savo bunkerio, iš kur tu nori? Įjung Facebook'e laivą, blet. Belenką. Ir kalbėk su žmonėm. Nuramink žmonės, ką žinai, ko nežinai, kaip elgtis, kaip nesielgti. Ten, kažką, jeigu tu pasitikėjimą turi tiek daug žmonių. Ir, vat man šitas turbūt nėra suvokiama. Kad čia juokas juokais, kad tavo žodis, galų gale, jeigu ne tu tas, kur visiškai visus sprendimus priminėjai, o jeigu ir tu tas, Zelenskis tada, kurva, tas legendinis Zelenskio išėjimas. Ačiū man už kaus. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Čia juos užpuolė. Ir realiai irgi vakare išleidžia video, kad aš čia, kad nuraminti visuomenę, kad įkvėpti kažkiek pasitikėjimo, galų gale ramybės, bent kad niekur nepabėgo, mes čia esam. Mūsų prezidentas tiesiog dingo, ne žodžio. Aš nežinau, čia actually yra graudu tiesiog, ant kiek neturim ir niekad neturėjom. Tas video galėjo realiai visą karą pakreipti. Zelenskio tas padarytas video realiai. Ant kiek jisai tinkamas, tinkamų momentų. Jis ir, nežinau, legendinis video visiškai. Ypač, ten kaip viskas prasidėjo ir, o čia jau net pavojaus nebuvo. Jau net pavojaus nebebuvo, bet jau jis pavėlavo, net jeigu po pavojaus būtų išlindęs pasakęs. Bet tada jis kurva ten Twitter'e ir kur parašo padėkoja NATO. Aš nežinau, čia antiek nesusigaudimas. Ir ką čia sako, jo, man irgi visai patiktų. Visai patiktų, jeigu turėtumėm iš tikro prezidentą, įsivaizduokit, nežinau, turim tą pačią Šimonytę, ar ten Čmilytę, ar Landsbergį, bet kokį kitą prezidentą. Bet kokį actually modernesnį prezidentą turim, kad turim prezidentą. Ir va tokia situacija vyksta. Ir mes būtumėm tie, kurie, žinai, balsavo už jį, nes,
Nausėda čia kalbėtų labiau, nu, visiems, bet ir pagrindė tiem žmonėm, kur balsavo, jo pasitikė. Ir tiesiog va tokia krizė. Daug kas įsijungia LRT ir mymina, kaip ten dainas kokias leidžia, okei. Bet tada pažiūrėtų, prezidentas mūsų laivą daro. Kiek peržiūrų surinktų tas laivas, ble? Ir kaip būtų fenomenalu klausyti, žiūrėkit, va ką mes žinom, dabar nerandam, šitas ženklas, tas raudonas koks ten reiškia, tą ir tą, apsisaugokit, jeigu kažkas negerai, jeigu ten ar užrakint, ar kažkas nesigauna, svarbu nepanikuokit, nepameskit galvos, pamėginkit ten, nu kažką, nežinau, tu turi resursų, tu turi patarėjų, tu turi, tu galų galia žinai daugiau informacijos. Ir va tokie dalykai nedidintų pasitikėjimo galų galia prezidentų pačių. Aš sakau, ten neįmanoma buvo, nu, supist, jeigu tu kažką būtum pasakęs raminančio. Nu, neįmanoma būtų supist, jokiam ten lyderiui. Rimties, susikaupimo, institucijos dirba, pasitikėkim, tipo, viskas, tau nieko daugiau daryti nereikia. Vien tai, kad tu išėjai tą pasakė, jau tau yra pliusas. O ten tiesiog dingo. Ir tada išeina padėkoja NATO. Po 10 valandų, aš net nežinau, kada ten. Čia visiškai viskas buvo visiška nesąmonė. Aš aukštesnį standartą turėčiau visiems. Žurnalistam, man atrodo, streameriui, kurį žiūri, man atrodo, aukštesnį standartą turi negu ten Nausėda, ką darė. Aš nežinau, okei.